Labą dieną. Vėl varom į kaimuką. Noriu savo širdies skaudulį parodyti vieną. O čia mūsų namas, kur mes gyvenam ir jau to išsikraustysim. Griauna tokį pastatą. Jame buvo žiauriai gražus langai. Ir aš kaimynams buvau pasidalinęs kažkada, kad norėčiau už tų langų. Ten jau buvo tokia aptvertas tas pastatas. Tai buvo prieš grioviminis. Ir mums parašė, kai mes buvom kelioniai, sako, viskas grūda tos langus į konteinerį, laužo. Aš gal įdėsiu nuotrauką, kaip jie atrodė, turėtų būti kažkur. Ir aš jau sakau, viskas, aš jau nebeturiu resursų, nei kad kas ten juos priimtų, nei išvežtų. Buvom tik išvažiavę į slidinėti. Labai gaila. Praleidau tokį šansą, buvo žiauriai gražių ir daug langų. Bet nieko, gal ir gerai, kad nereikėjo dar papildomai apsikrauti dalykais. Sniego storis. Kiek čia, kokių 30 centimetrų. Ja. Jeigu šita užsikurs, tai važiuosim į kaimą su ją, nes gali būti problemų su pravažumu. Good. O kur važiuoji? Kur važiuoja telytė? Sakyk, į kaimą. Nesakysi? Ne, o duosi man mikrofoną? Ačiū. O, kaip tamsu jau. Atrodo, kad sutemo. Aš dar ne visai. Kur mes važiuojam? Reikia štai. Atsiprašau, nemoku. Kur važiuojam? Gali tiesiog atsakyti klausimą? Taip, galiu. Į kaimą važiuojam. Rytoj važiuosim atgal. 400 kilometrų. Ne, palauk, kiek čia? 300 kilometrų į vieną pusę, 300 į kitą pusę. Tai 600. Gerai, kad ir skaičiuot moku, ne tik to mama laikyti. Etelė, kur čia atvažiavom? Žiūrim, kiek temperatūros. 0,6 tobula. Šį kartą pasilikau ir malkų, ir visko. Pakursim pečių ir bus šilta. Prieš užsiverdant kavą į vandens reiks atsitirpdyti arbatinuką ir pakeisti vandenį. Labas rytas. Orelis va toks va. Aš nesuprantu, kai mes tik atvarom į kaimą, pradeda čia tarp sniegas ir viskas. Šlapiai drebia žiauriai dabar. Ir mes čia iš tikrųjų atvažiavom dėl to, kad atvažiuoja iš Delfi TV nufilmuoti vieną laidą, kada įkurtuvės. Tai papasakosim, kada įkurtuvės. Ir atsivežėm, aišku, vėl priekabą daiktų tuo pačiu ir važiuosim šiandien namo. Ten tolumoje matosi kaimyno karvės, vis dar lauke. Jūs kažkokios žemynės, gal aš aišku ne ūkininkas, nieko nežinau, bet atrodo, kad jiems turėtų būti šalta.
Dirbtuvės vėl tampa švaresnis, bent jau neapkrauta. Sandėlininko džiaugsmas. Čia gerybės visokios. Labai mes turtingi su tiek turto. Viskas gerai, pralys mane. Kas ten kliuoda čiužnys? Atrodo. Taip atrodo taip, kad jau viskas. Nu, tai du sąnarius, bet... Ką tu čia sugalvojai? Nu, kas nutiko? Įspaudei man du pirštus. Aš? Tu su uoga. Sėdi. Juokinga? Dėlė, nori sukt varžtą? Tik. Čia kaip argumentė šokai. Tik. Spausk čia. Čia. Spaudi? Va. 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 Patiko? Kokia šypsenėlė. Parodyk mamytei, kokia šypsenėlė. Namai. Patinka? Čia va. Tada išėjom į kitą pusę. Padėsi, Telema? Padėsi? Tuo išgręšiu skylę, tada tu įsuksi, gerai? Gerai? Kiek čia varžtai šitą skylę? Nežinai? Man įdėt?
Tu suksi? Ne? Nenori? Kartu su tėčiu, nori? Kartu. Nori palaikyti? Pas. Kaip gerai. Gerai padirbėjom. Tobula. Kas moka skaityti iš lūpų, tai perskaitys, ką kalbu, nes nelabai išmokau naudotis dar iki galo mikrofonu, kad jis visada veiktų. Tai dabar buvo filmavimo komanda. Atvažiavo, nufilmavo, pakalbėjom, išvažiavo. Tai jau yra ta laida, kada įkurtuvės vadinasi, galit pažiūrėti, jeigu įdomu. O mes toliau kuičiamės. Jau kaip ir susiruošėm namo, padarysiu dar turą per namą, kaip jis atrodo. Tai esu prie terasos, mūsų pagrindinis įėjimas ir pradėsiu nuo nepopuliarių patalpų. Tai va, į dešinę yra mano dabartinės dirbtuvės. Čia nėra šviesos dabar, bet žodžiu, čia tiesiog viskas užkrauta daiktais, visokiais rakandais. Čia yra dirbtuvių patalpa, kur kažkada bus mūsų biblioteka. Tai va, čia 2 langus turim. Ir dar čia irgi prisijungs prie bibliotekos šitas kambarys. Dabar čia yra stelažai su visokiausiais dalykėliais. Dažymo vonelės, dažai klijai, visokie raktai, replės ir taip toliau. Čia pririnkta įvairiausių dalykėlių. Mūsų turtas, kuris turbūt neturi vertės, čia siurblių kolekcija ir visokiausi varščiukai, kampukai, reikaliukai. Taip, dabar einam tolyn. Ten biški yra reikalų praeit pro koridorių, bet bandom. Čia yra duris į palėpę, bet aš jų netidarysiu, nes užkrautas. O čia yra dar čia tokia dirbtuvėlė. Kažkada buvo dirbtuvėlė. Čia dar kol kas mūsų nelabai daiktų dėta, bet čia kažkada bus vonia jau finale paskutiniam. Čia va tokį turim karnizą, kuris nukrito nuo namo ir norim atkurti tokį patį. Štai graži spinta. Čia yra rūsys. Dažų rūsys. O čia kaip šlapia vidai. Kaip šlapia. Sakyčiau, per langą bėga net. Jo. Langas kiauras. Žemiau truputį ir per jį varva. Nu, čia išspręsim šitos dalykus. Tai čia bus mūsų daržovių rūsys maisto produktų. Toks nepilno ūgio. Va, man, jeigu atsistojus pilnai, atsitrenkiu. Ir einam į... Ką, tu čia žolę pjausi? Nu, gerulis. Einam į dabar mūsų gyvenamą zoną. Štai čia yra virtuvė. Pirma patalpa. Tada seka valgomasis. Čia dabar virtuvė. Gerai, virtuvė čia, pamelavau. Šiandien atsiradusi virtuvė. Nauja, jis iš fabriko. Čia yra šiuo metu mūsų miegamasis, bet bus kažkoks tai kambarys nemiegamasis. Living room. Living roomas.
O čia yra fantastiškas močiučių kambarys. Ką tu čia veiki? O tu ką, Snygi? Ką tu? Patinka tau čia? Etelė, patinka? Sakyk, patiko. Popi. Ania. Ania. Važiuojam pas Anią ir Bobius? Va, Ania ir Bobiai. Mes atvažiuojam. Jo? Jo. Šiandien jau kūrenom nedaug. 17,4, visai neblogai. Viskas, jungiam šviesą ir ate. Opa.